Sveiki sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, dar kitaip žinomas Danausi vardu. Ir šį kartą grįžtu su naujausiu stalo žaidimų pasaulyje epizodu, lapkričio apžvalga, kurioje pakalbėsiu ne tik apie praėjusius renginius, taip pat apie stalo žaidimų naujienas bei naujienas iš crowdfunding platformos. Lapkričio 4 dieną praūžė Ateik ir žaisk stalo žaidimų fiesta, kurią organizavo stalo žaidimų kūrėjų asociacija. Gaila, kad man neteko joje sudalyvauti, nes šiek tiek turėjau sveikatos problemų. Kaip matau, buvo svečių iš įvairiausių parduotuvių, kaip matau, Rikis buvo, Gamesai, daug pažįstamų veidų, gerų emocijų, Republika. Kaip matau, buvo galimybė ir įsigyti stalo žaidimų, tai va ir Hobby Shopas. Šopo prototipas, o gal net jau ir pilna versija. Su tokiais renginiais svarbiausia kažką naujo išbandyti, tai va tik buvau planavęs išbandyti du naujausius Brain Games žaidimus. Tai vienas buvo Spellbloom, o kitas High School Wizards. Matau, čia jo Anniversary Editionas tikit raida, tai čia lyg ir Disnėjaus Dixitas, jo, va. High School Wizards, ten Spellbloom juoda dėžutė slepiasi tikrai, jau galim sakyti, topiniai Brain Games žaidimai. Tai tokios akimirkos, ką pasidalinusi pati nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Ir manau, kaip tik tokiai fiestai, tokiai stalo žaidimų šventijai laikas tikrai yra labai geras, nes pasitraukus komikonui sugrįžus į senąją datą, tai tikrai labai smagu turėti rudenį dar vieną renginį po Lituanikono. Tikiuosi kitais metais jau sudalyvauti, parodyti gal kokį savo prototipą ar tiesiog atsinešti įdomių žaidimų. Tai tikrai ačiū organizatoriams ir tikiuosi daug kas turėjo labai daug gerų emocijų ir gerai praleido laiką. Tai parašykite komentaruose, jeigu jūs dalyvavote ir ką manote apie šį renginį. O aš pats visą lapkričio mėnesį organizavau Stefan Feldo City Collection žaidimų sesijas mano hobis parduotuvėje bei klube. Teko išbandyti visus 6 žaidimus ir supažindinti su jais ir kitus žaidėjus. Kai kuriuos jau buvau žaidęs arba buvau žaidęs senesnės jų versijas, tai kaip tik turėsiu atskirą video, kuriame pakalbėsiu apie kiekvieną iš jų, kurie man labiau patiko, mažiau patiko ir pareitinguosiu juos pagal save. Bet tikrai kiekvienas žaidimas yra vertas turėti savo kolekcijoje ir kas svarbiausia, norisi šiuos žaidimus žaisti ir dar kartą, tai mielai kažkam pravešiu, jeigu būtų įdomu išbandyti vieną ar kitą iš šitų žaidimų. Pradėjome su Viena ir Kusko pačiais naujausiais, toliau tęsime su Hamburgu, Amsterdamu ir Niujorku ir užbaigėme su Marakešo. Ir žiūrėsime, ką organizuosiu ateityje, nes kol kas dar kažkokio plano neturiu, kokius žaidimus pristatysiu vėliau. Tai galite siūlyti idėjas, kokius žaidimus norėtumėte, kad aš pravesčiau ar suorganizuočiau artimiausiais mėnesiais. Tai tokie renginiai vyko Lietuvoje lapkričio mėnesį susiję su stalo žaidimais, o pasaulyje kaip tik lapkričio pabaigoje praūžė GameFound Feastas žiemos editionas, kuris pristatė įvairiausias kampanijas, kurios artimiausiu metu pasirodys GameFound'e. Tai aš išskirsiu 4 iš jų. Pirmoji ir mano labai laukiama Last Light Second Edition'o ir Expansion'o perleidimas. Čia kol kas preview page'as yra, bet žaidimas, jeigu negirdėjote, yra leidžiamas Grey Fox Game Studios ir jį sukūrė Rojus iš Dice Towerio komandos. Ir tai yra 4X žaidimas, kuris trunka tik valandą, turintis įvairiausių komponentų, įvairiausių eilenų ir taip toliau. Tai tikrai rekomenduoju pasidomėti, nes įvertinimai labai geri ir daugelis tikrai nori turėti šitą žaidimą savo kolekcijoje, tarp jų ir aš. Ankstesnės kompanijos nepabekinau, tai jau reikės šį kartą. Tai kas norės prisidėti, mielai kviečiu kartu bekinti. Tai labai smagu, kad vėl grįžta šis editionas. Taip pat retail'e galima įsigyti paprastą editioną, tai jis toks mažiau fancy, bet irgi tas pats žaidimas.
Toliau iš tokių reprintų ir sugrįžimų buvo announcintas Colosseum reprintas ir naujas Colosseum žaidimas Ave Titus. Tai Colosseus yra klasikinio žaidimo perdarimas, bet išlaikant viską, kas buvo senajam žaidime. Ir Toys Fantasia Games. Colosseus yra tiesiog tiems, kas labai norėjo ir negalėjo gauti senesnio, su atnaujintais komponentais, taisyklėmis, geriau parašytomis naujais moduliais ir aišku jie nuo tūlo arto, o naujas žaidimas tai visiškai naujas, šviežias, šiuolaikinis žaidimas, taip pat su jie nuo tūlo arto. Tai labai intriguoja ir pažiūrėsime, ką šis žaidimas atneš, o daugiau informacijos pamatysime kitais metais. Taip pat, kaip matau, už kelių mėnesių Ice Unlimited žaidimas grįž į GameFound platformą su savo Second Editionu. Labai rekomenduoju pasidomėti, nes žaidimas tikrai yra kitoks negu dauguma žaidimų. Susilaukęs labai daug pozityvaus dėmesio iš visų content creatorių ir tiesiog bekinusių pirmą kartą, tai labai laukiamas reprintas, kurį galima išbandyti ir TTS. Ir prisidės naujas kontentas taip pat, tai kas turi žaidimą iš pirmos kampanijos, irgi turėsite ką pasiimti naują šitoje kampanijoje. Laukiu šitos kampanijos pasižiūrėti, ką atneš naujo ir kitokio, nes gerai žaidimais visada norisi gauti dar kažką gero, tai pamatysime. Ir paskutinę announcementą, kurį norėčiau išskirti, tai yra RoboQuest Arena Bot Battles kampanija, kuri irgi pristatys naują kontento. Tai yra smagus, paprastas deck building arena battle žaidimas visai šeimai. Nuo 2 ir dabar iki 11 žaidėjų trukantis apie valandą su gražiai nudarytomis mažomis figūrėlėmis. Aišku, patį bazinį žaidimą, kaip jis veikia, galite pasidomėti, pilna visokiausių video ir panašiai, bet žaidimas yra iš esmės tobulas šeimai, vaikams, kurie jau po truputį supranta anglų kalbą, bet ir galima ir be jos apseiti. Tik aišku, labai įdomu, kaip ten jaučiasi žaidimas su daugiau žaidėjų, nes 2, 4 viskas ok, bet kaip 6, 8 ar net 11 žaidėjų net neįsivaizduoju. Ant kiek užimtas ta arena, tai labai rekomenduoju sekti šitą kampaniją ir va kaip tik už followinimą dar gausite nemokamą dovaną. Jeigu paskui bekins, tai tikrai verta. Tai tokie announcementai buvo iš GameFound Winterfesto. O gruodį mūsų laukia būtent pačioje pradžioje paroda PAX Unplugged, kurioje irgi bus pristatomi nauji žaidimai, nauji prototipai, tai bent jau kažkokius gandus, pirmus įspūdžius išgirsime iš tam tikrų žaidimų, ką bandė content creatoriai gruodžio mėnesį, ką parašys įdomaus ir tikrai pakomentuosiu gruodžio mėnesio apžvalgoje. Tai tiek su renginiais Lietuvoje ir pasaulyje, kas įvyko lapkričio mėnesį. Lapkričio mėnesį taip pat netruko ir stalo žaidimų naujienų. Pirma iš jų būtų specialus editionas Exploding Kittens, vadinkime taip, tokia dovanų pakuotė, tai yra Game Night in a Box. Joje rasime ne tik Exploding Kittens su papildymu, bet ir 2 žaidimus. Papildomai tai įdomu, Lietuvoje pasirodys šitas žaidimas iki kalėdų, bet tai puikiai idėja dovanai. Ypač kas mėgsta tokius lengvus party gamesus. Ir kaina visai nebloga palyginus tai, kad gaunate 3 žaidimus, tai tikrai super dealas. Tai tikiuosi, galbūt kažkas iš mūsų leidėjų net ir lietuvišką versiją pasidarys būtent tokios dėžutės, tokio varianto. Toliau Rio Grande Games pristatė savo naujausią žaidimą Winter Court, kuris pasirodys šią žiemą. Ir šį žaidimą sukūrė Tom Lehman, kuris geriau yra žinomas iš Roll for the Galaxy žaidimo bei Res Arcana žaidimo. Tai labai įdomu, ką naujo sugalvos šis dizaineris, nes žaidimas skirtas 2, rodo nedidelę dėžutę, trunka iki valandos, tai labai įdomu, kas kitokio ir įdomaus, nes dabar gerų žaidimų 2 tikrai yra pilna. Tai tikrai įdomės iš šio projektu ir žiūrėsime, kuo nustebins mus šis dizaineris. Kaina visai gera. Taip pat Fantasy Flight Games announcino savo naujausius expansionus, tai čia Marvel Championų naujausius expansionus, Age of Apocalypse.
toliau daivinantis į X-menų veikėjus ir jų istorijas. Ir taip pat naujausias Arkham Horror Card Game'o papildymas Spoiling for Hemlock, irgi pridėsintis naujų veikėjų, naują kampaniją, daugiau kortelių jūsų kaladėm ir taip toliau. Tai nėra, manau, blogos kampanijos iš Arkham Horror Card Game'o, tai visiems šio žaidimo mylėtojams tai iki naujiena, nes tikrai jau buvo, sakyčiau, gan nemažas tarpas nuo praėjusios, kai jau tikrai perėjote ir reikia kažko naujo. Bei taip pat labai įdomų straipsnį publišino Fantasy Flight Games, tai paliksiu nuorodoje apačioje. Video aprašyme, tai šiemet yra švenčiamas 10-metis Eldritch Horroro, tai kaip tik dizaineris pastalpino savo mintimis apie šį žaidimą, jo kūrimą ir panašiai, tai tikrai rekomenduoju paskaityti. Iš tokių siurprizų savo Instagrame Restoration Games announcino, kad jų sekantis Unmatched serijos žaidimas bus iš Witcherio pasaulio. Tai tikrai labai įdomu, kokius jie veikėjus pasirinks ir panašiai, tai pamatysime 2024 metais. Tai tokios stalo žaidimų naujienos, o toliau pereisiu prie crowdfunding naujienų. 2024 metais mūsų laukia nauja GameFound kampanija iš Salt and Pepper Games, tai yra Operation Barclay žaidimas 2 žaidėjams, kuris mus nukels į 5 dešimtmetį, į tuos sunkius laikus, kai vyko Antras pasaulinis karas. Tai žaidimas kaip tik simuliuos kiekvienos pusės karą tarp šnipų. Kas nežinot iš istorijos, ši operacija taip ir vadinosi, kaip ir pats žaidimas. Tai labai įdomu, kaip mechaniškai tai komponuosi žaidimą, nes kaip matau yra betting and bluffing mechanikos and management, tai labai įdomu, kaip tas vizualiai atrodys, nes kol kas yra žinomas tik box artas. Trukmė labai irgi įdomi, kad tikrai neatrodo, kad užtruks žaidimas ilgai, jeigu rašo iki 40 minučių ir sudėtingumas gali būti labai lengvas, jeigu iš tikrųjų dvejetas yra, ar galbūt čia tiesiog nėra atnaujinta informacija. Tai labai įdomu. Lauksime kampanijas ir tada tikrai galėsime sužinoti daugiau. Taip pat lapkričio mėnesį Simonai announcino savo 3 naujienas. Tai pirma buvo GameFoundo Feasto dalis, tai Master of Universe reprintas. Ir taip pat galimybė užsisakyti šį žaidimą visame pasaulyje jau šį kartą, o ne tik Amerikoje. Tai yra super galimybė būtent gauti tos kategorijos Simon žaidimą, kaip kas pamenate, Eyes of Moloch. Tai Master of Universe yra paremtas tuo žaidimu, tik tais į kitą tematiką, filktas su labai daug ekstra kontento ir panašiai. Ir dar, kiek pamenu, žadėjo dar kažką mažo pridėti pačioje kampanijoje, tai galite pasičekinti, GameFound jau yra preview pages. O 2 pagrindinės naujienos, tai kitais metais taip pat Kickstarterį ateina A Song of Ice and Fire Tactics žaidimas. Tai yra naujas žaidimas iš Game of Thrones serijos, nes anksčiau tikriausiai pamenate, kad buvo miniatiūrų žaidimas, skirmiš tipo, o dabar bus toks paprastesnis, labiau net panašus, gal net sakyčiau, į Star Wars Imperial Assault, nes bus mažesnės komandos, bus misijos, irgi taip pat skirmišas. Tai labai įdomu, kaip žaidimas atrodys gyvai, kaip šitas projektas vystysis. Bet jeigu iš tikrųjų padarys tai, ką žada, ir jeigu tai užims būtent tą buvusią Imperial Assaulto vietą, ir kaip tik dar, kai Game of Thrones grįžta ant bangos su House of the Dragon serialu, tai manau yra tobulas laikas. Tai tikrai labai laukiu šito žaidimo, ką jis naujo atneš, nes pirmasis miniatiūrų žaidimas iš tos tematikos Simonai yra labiau jau toks didesniem kovom, ten reikia daug investuoti į visas tas komandas, reina ir taip toliau, norint pilnai žaisti. O čia jau turėtų būti viskas daug paprasčiau. Lauksiu naujienų iš šio projekto. Ir taip pat announcinamas buvo naujas God of War stalo žaidimas, kuris irgi ateis į Kickstarterį kitais metais, nes anksčiau buvo kortų žaidimas, o dabar board game žaidimas gaunasi pilnas su visom miniatiūrom ir taip toliau. Tai irgi labai įdomu, ką naujo atneš ir į kokį žaidimą bus panašus.
Tai ar kažkas panašaus į Zombicide, ar kažkas panašaus į One vs. All, ar į campaign tipo žaidimus, labiau į kooperatyvus ir panašiai, ar tiesiog Five-Way Battles. Labai įdomu, ką šis žaidimas atneš naujo. Lauksime daugiau informacijos kitais metais. O man pačiam labiau netikėtas announcementas buvo iš Flat Out Games, kuri pranešė, kad turės naują crowdfunding kampaniją kitais metais su 2 Cascadia žaidimais, Roll and Ride žaidimais. Artas superinis, aišku, kam patiko originalus Cascadia irgi gal net must-have'as bus. Tai atrodo viskas labai gražiai, labai tematiškai ir komponentai ir visa kita, matau kauliukai irgi labai įdomus. Tikrai lauksiu šitos kampanijos Kickstarteryje ir įdomu, ką naujo atneš. Gali būti, kad šitas žaidimas net aplenks originalų Kaskadiją savo populiarumu ir savo prieinamumu, tai matysime. Tai irgi seksiu šį žaidimą ir visas naujienas apie jį. Ir galiausiai paskutinis irgi netikėtas announcementas iš crowdfunding stalo žaidimų naujienų, tai Diablo grįžta į Tabletop Gaming su nauju stalo žaidimu bei RPG žaidimu. Kampanija startuos 24 metais. Labai įdomu, kas naujo bus. Aišku, tai bus miniatiūros, kaip rašo Dark Fantasy, Inner Struggle, Action Combat, Narrative Depth ir taip toliau. Tai labai įdomu, kas gausis iš šito projekto. Irgi seksiu visą informaciją, kaip jiems seksis adaptuoti šį labai populiarų kompiuterinį žaidimą. Ir labai smagu, kai daro iš karto ir RPG, ir stalo žaidimą. Tai realiai tu nusipirkdamas abu vienos kampanijos metu turėsi kaip ir 2 žaidimus, tai gali savo draugų kampanijai pravesti RPG žaidimą naudodami tos pačius komponentus arba tiesiog žaidami stalo žaidimą. Net nežinau net nuo kurio geriau pradėti, bet tikrai smagu, kai yra tokia alternatyva. Tai tikrai lauksiu visų naujienų. Tai va tokie įdomus announcementai. Ne tik iš crowdfundingo, bet ir tiesiog paprastų stalo žaidimų naujienų, kurie pasirodys parduotuvėse kitais metais. Tai tikrai daug dalykų verta laukti. Lapkričio mėnesį savo naujienomis, savo renginiais tikrai buvo įdomus ir tikrai geresnis negu aš tikėjausi. Galvau, kad bus daug prašiau, bet tikrai ir gerų announcementų buvo, ir gerų renginių buvo. Žiūrėsime, koks bus gruodis, nes gruodį dažniausiai visko daug mažiau būna, nes kalėdinis laikotarpis, reikia rinktis dovanas, tai prisidėsiu šiek tiek ir prie to, nes kaip tik ruošiu vieną video būtent susijusi su ta tema, ką galima būtų padovanoti tiems, kam patinka stalo žaidimai, ar tiesiog tiems, kuriem norėtumėte introducinti juos į šitą hobį. Tai tikrai bus vertas dėmesio video. Kol kas tiek. Ačiū už dėmesį ir iki kito karto. Iki.